Sveiki, su jumis gerasdūmas.lt. Noriu pristatyti jums puikų EVOD VV ir Aspire Nautilus rinkinuką. Šį rinkinį sudaro viena baterija sidabrinės spalvos arba juodos, 510 sijonas, kaitinimo elementas, plus vienas vienetas kaitinimo elemento viduje kaitiklėje, taip pat 5 ml talpos kaitiklis, 10 ml geras dūmo skysčio, odinis kaklo dėklas, sieninis įkroviklis, USB įkroviklis bei kelioninis ego dėklas. Kaip paruošti šį rinkinį rūkymui? Gavę rinkinį patikrinkite, ar baterija yra įjungta. Tiesiog nuspauskite vieną kartą mygtuką. Jeigu baterija šviečia, reiškia baterija įjungta. Jeigu nešviečia, nuspauskite greit 5 kartų mygtuką. Dabar baterija išjungta, tai kad įjungti vėl reikia 5 kartų nuspausti. Tuomet užsukite 510 regio sijoną ant baterijos. Nusukite kaitiklio apačią. Į kaitiklio kūną pripilkite skysčio, galite pusę pilti arba pilną. Tuomet užsukite atgal apatinį žiedą su kaitinimo elementu. Užsukite kaitiklį ant baterijos. Ant kaitiklio yra žiedukas toks, kuris reguliuoja oro traukimo padavimą. Tai yra, galit nusistatyti, kad labai lengvai trauktųsi, vidutiniškai arba sunkiai. Tuomet, kaip nustatėt oro srautą, nuspauskite mygtuką ir laikykite, kol trauksite dūmą. Kai dūmai trauksite mygtuką, tiesiog atleiskite. Taip pat, jeigu pasirodės per mažai jums dūmų, iš priekio baterijos yra reguliavimo žiedas įtempos. Taip pat pamatysite skaičiukus ant baterijos. Prasideda 3,2 volto ir iki 4,8. Šis voltažas jums duoda tiesiog pasirinkti dūmo kiekį. Tai kuo daugiau jūs nusistatysite voltažo, tuo pas jūs bus daugiau dūmo kiekio. Taip pat, kuo daugiau nusistatot voltažą, tuo daugiau kenkia baterija. Tai yra, baterija greičiau išsikrauna bei susidegina greičiau kaitinimo elementas. Kaitinimo elementą paskui galima nusipirkti atskirai, jo kaina 3 eurai. Kai baterija įsikrauna, tiesiog spaudžiant mygtuką niekas nevyksta, arba mygtukas būna mirksi. Tuomet nusukite kaitiklį nuo baterijos, nusukite sijonėlį, bateriją įsukite į USB įkroviklį ir galite įsikrauti per kompiuterį arba per sieninį lizdą. Kai krausis, degs ant USB raudona lemputė, kai pasikraus, užsidegs žalia. Baterija ši kraunasi maždaug apie 7-8 valandas. Taip pat galite palikti ją per naktį. Baterija turi 1600 mAh, tai laiko tikrai ilgai. Man asmeniškai daug rūkančiam į dieną po 6 ml skysčio, tai atlaiko tikrai dieną. O kas mažiau rūko, tam netgi 2 ir 2,5, o gal net ir 3 dienas. Tiek apie šitą rinkinį, ačiū už žiūrėjimą.